kaip žmonės, neblogi, kartais blogi. Koks skirtumas? Visi žmonės, visi bijo, visi galvoja, visiems nerūpi ir kažkas labai sureikšminę. Prisimins momentus iki gyvenimo galo. Ar padariau gerai? Ar manęs užteko? Ar neužteko? Kas blogai? Nesužinojai, nežinojai. Net ir žinojai viską, visus atsakymus, kad ir kas bebūtų, kodėl taip nutiko. Keliauji savo gatve, kartais pagalvoji, kartais pamatai, kartais apie tave pagalvoja, kartais tave pamato, dažnai tave mato ir greitai užmiršt. Jeigu mieste visada ar kažkur kitur atrodysi vienaip, būsi vienaip, kalbėsi vienaip, galimai tapsi kažkas, ką visi prisimins, apie kažką, apie tave kalbės ir būsi įvairios reputacijos, kažkam pajuoka, kažkam prisiminimas, geras ar blogas, kažkam linksmesnė diena ir klausimas, ar šiandien einant ar bevažiuojant pamatysi, sutiksi, dar kažkaip kitaip pabendrausi galimai su tuo žmogumi. Bendrauti su žmonėm nėra taip sunku, tik reikia įsivažiuoti, kad ir po kiek klaidų nereikia apie jas galvoti. 1, 2, kelios, 3, 4 ir 5. Blogą nuotaiką palaikys galimai ir išbalansuos, bet jeigu toliau eisi, viskas bus tvarkoje, suvažiuosi, aplinkiniai tą matys ir jaus, kad ir be jokio atsako tavo atgal, bet bus lengviau kartotis, iki kol galėsi, iki kol pasieksi, iki kol bus taip, kaip nori. Taip patys keliai, tos pačios kelionės, su naujais nuotykiais, kad ir kokios kartais netiek jau ir įdomios, bet asmeniškai užtenka, net jei ir kartais nereikia, ar kartais net ir pačiam susikurti tai reikia. Ar tiesiog atsitiktinai, kaip visada, po daug metų kažkokio pochuizmų, teorijų, praktikų, daug žinių, stebėjimų, klaidų ir visų kitų dalykų, galima sakyti, filosofuojant apie mirtį nuo pačios vaikystės, nuo pačios jaunystės, tokia laisvė, toks gyvenimas, pas kažką krenta kažkas namuose. Užmiršau savo mintį, nors manau ir netęsiu. Nemanau ar būtina. Gerai kaip yra, nes tiek daug vis tiek nepapasakosiu. Bent jau per vieną kartą.